Toks mažas intarpas bus, norėjau pasakyti, kad jeigu norėtumėte pažiūrėti mano pasivaikščiojimą po vietinę, maždaug kaip ir vietinę, už 40 minučių nuo manęs, kitame mieste, netgi kitoje valstijoje tokią siuvinėjimo parduotuvę, taip pat paskutinį pasivaikščiojimą po Joann's parduotuvę prieš pat jai užsidarant ir po pasivaikščiojimą rodymą įvairiausių antikvariatinių daiktų vienos vietinės siuvinėtojos namuose, kai pas ją nuėjom, kaip ir piknikas buvo toksai, tai užsukite į mano anglišką versiją, nes paprasčiausiai nenorėjau dabar vėl viską čia dėti tą patį video, bet ten pamatysite. Intarpuose aš ten turėjau tuos pasivaikščiojimus, jeigu ten norite angliškai neklausykite, bet galite pravažiuoti per tuos siuvinėjimo dalis, o pasivaikščiojimus parodyti tenais esu. Tai tiek dabar ir grįžtame atgal į mano mėnesinę apžvalgą. Na, sveiki, čia Jurgita ir džiaugiuosi, kad užsukot pas mane į kanalą, kur aš rodau pagrindę kol kas siuvinėjimą ir kitokius rankdarbių būdus, kuriuos bandau, bet šio mėnesio tokia bus programa, kad noriu kuo daugiau irgi pasiuvinėti, kad eiti arti pabaigimo. Ir vienas iš tų darbelių, kurių noriu aš užbaigti iki metų pabaigos, tai šitas Dimensions auksinė kolekcija, tylus skrydis vadinasi, ir štai kaip turėtų atrodyti. Ir aš buvau radusi sagos variantą, tai nežinau, ant kiek ten labai tikslu ar ne, bet sako, kad beveik 11 000 likę man pabaigti ir parodysiu, nuo kur aš pradedu šį mėnesį. Tai matosi, kad aplinkui visas dangus, kalnai yra kol kas siuvinėjami pusiniais, ten su nemažai siūlų, jeigu žinote apie Dimensions. O pats erelis tai yra siuvinėjimas pilnais kryžiukais. Ir dabar buvau sustojusi praeitą kartą, kai jau pradėjau daryti tą pridedamą siūlą, couching vadinasi, ar kaip lietuviškai pridedamasis gal siūlas, kur pridedi ir pritaisai iš kitos pusės apgrėbi taip. Tai turbūt kol kas toliau čia dirbsiu, nes jau kai čia pabaigsiu jį, turbūt tada aš atviniosiu žemyn ir tada dirbsiu visą tą apačią. Ir pasižiūrėsim, šiandieną jau yra toks gan vėlyvas vakaras 3 gegužės. Jau ir pavargus esu, kelias dienas visiškai, galim sakyti, nesiuvinėjau, išskyrus šį rytą, kai buvo siuvinėtojų susiėjimas bibliotekoje kiekvieną mėnesį, kai darome šeštadienį ryte. Bet aš gal pasiuvinėjau, nežinau, gal kokią 20 minučių iš tų 4 valandų, nes turėjau eiti kalbėtis su viena iš bibliotekininkių, kuri užsiema kambarių užrašymų, ir mes aptarinėjame, kas ten buvo ir ką norim toliau daryti ir taip toliau. Taip kad po to žiūrėjau, kas buvo atsinešę, jeigu pabaigę, ir plepėjom, tai reikėjo po to išvažiuoti, nes šeima, reikėjo visur lakstyti, taip kad taip pat jau čia nežinau, kiek maždaug 3 pilnas ar 4 jau dienas, kai užsiemu tų nenorimų mano, kur paveldėjau iš uošvienės pagrindė, ir kai kurių jau savo, kur išsiuvinėjusi, ten žurnalų ir schemų, ir aš jau įdėjau nemažai ten į tuos albumus vienoje iš Facebook'o grupių, tai visą tai įdėsiu gal nuotrauką, kaip atrodo stalas dabar mano valgomasis, ir ne tik kol kas nusėtas, kai bandau krūvas per visus tuos albumus peržiūrėti savo, kas ką užsiprašė, ir po to reikia išsiųsti ten, kiek kainuos sąskaita ir kiek kainuos siuntimas pats apskaičiuoti, ten yra tam tikras ten internetinis puslapis, kur galima padaryti. Žodžiu, visą tai labai ilgai užtrunka laiko, po to susirašyti su tomis moterimis ir pasitikslinti, ar viską suradau ir kiek kainuos, nes kai kurios jau
pamatė, kad galvoja nusipirks ten už kokius $3 kokią vieną schemutę ir labai labai pigiai gausis siuntimas, o tas siuntimas prasideda nuo virš $4, nes aš ten tokį kaip ir tokį tamsų plastikinį siuntimo maišiuką tiesiog įdedu, tai kai pamato, kad kaina dasideda vos ne $5, tai gerai, sako, ačiū, ne tada. Tai nežinau, ką jie masto, nes siuntime, ką negi ten sumokėsi 50 centų ir jie tau keliaus kažkur, tai ilgiausiai tai ne, bet žodžiu, tai nieko, kas norės, tas tą irgi įsigys, prisidės, nes kitur tai jau antrą kartą iš manęs perka ir kaip viena pasakė, tai kaip ir bare būna, tipo, palaikyk atidara sąskaitą, kol tu įdėsi albumus, kad išsirinks. Tai va, tai dabar viską jau sustabdžiau albumų dėjimą, nes jau tiesiog nespėjau visoms ten siuntinėti tas žinutes ir vieną po kito man šokinėja dieną naktį. Bet gerai, kad perka ir pigiai gana aš ten įdėjusi, nes noriu, kad tas 3 didelės dėžės tiesiog būtų jau iškeliauti pas kažką, kas to tikrai norės siuvinėti. Tai va, tai tušinu po truputėlį namus ir pagrindė visos tos mano dienos ir vėli vakarai tiesiog buvo praėję, o dabar jau labai noriu pasiuvinėti, taip kad imu savo šitą mėnesio pradžios darbelį ir pasižiūrėsim, kiek man ilgai truks, kol norėsiu sustoti. Ir, gal kai pasiuvinėsiu, čia jau prieš užsukant parodysiu, kaip gal pamatysite, kaip pasikeitė tas vaizdas ar ne. Ir tada susitiksim, jau jums bus tik tai gal po sekundės. Na ir štai jau aš, kaip sakant, atviniojau visą tą darbelį parodyti, kaip aš turėsiu, kaip pilna maždaug, gal iki šitos linijos, čia nais maždaug taip būtų, kad pilnas, bet 67,8% ar kiek padaryta. Tai pabaigiau beveik visą tą kaučingą į pridėtinę siūlą, kelių spalvų, čia tokia buvo maišalinė tiesiog, kad oi. Ir pačioj kažkiek tai padariau, nors ir keletą ten tų dygsnių nėra padaryta pusinių, tai kas liko truputėlį dar čia nais uodegoj padaryti tą apibrėžimus tuos, bet aš pirmiausia pasiuvinėsiu, tada tai padarysiu. Bet štai kaip atrodo ir jau visi pilni kryžiukai, kurie buvo tik tai erelėje, yra padaryti. Vienas buvo prancūziškas mazgelis, o kas liko, tai vien tik tai va pusiniai. Ir čia kur bus vanduo, čia nais tas vaizdas atsispindės ir aišku ten bus tų visų irgi apibrėžimų, apdailinimų ir taip toliau. Taip kad štai kaip atrodo dabar ir pasižiūrėsim, jau tikiuosi bus čia daugiau papildyta, jau pasiuvinėjant šito vaizdo, bet labai gražiai man atrodo, tai viskas nuostabiai. Tai tiek, einu dabar prasukti vėl rėmą, įtempti ir toliau siuvinėti. Na ir aš buvau pasiemusi, gal jau matosi tokias tamsesnės vietos, kad jos daugiau ir iškilesnės yra, nes siuvinėjau su 5 siūlais pusiniais. Tai reiškia per adatą, kai turiu traukti, tai gaunasi 10 siūlų. Ir pastebėjau, kad man taip vis bedirbant, kadangi adatą taip reikia stipriai sulaikyti, kad galėtum ištraukti, ar ne, tai man pradeda netgi kairė ranka čia nais tie kaip temzlės, kaip tie vadinasi, kai reikia suspausti ir tempti. Žodžiu, kadangi dar su viena ranka visą tai turėjau daryti, nes dešinė ranka ir šiaip po kilnojimų visų vis dar jau 10 mėnesių praėjo, bet karts nuo karto vis dar paskausta. Irgi taip, tai turiu saugotis, kad žinau, kad labai ilgai gyja. Bet šitas truputėlį man jau net kairė ranka pradėjo jausti ir turėsiu tada sustoti. Tai aš nežinau, gal dar beveik 1000, man atrodo, dar tų pusiniukų liko, nes va čia va grinai bus, tolyn dar keliaus. Bet šiaip galvojau gal su 4 kokiais siūlais bandyti, bet šalia yra su 4 iš viso ir taip toliau. Ir pamaniau, kad dėl 3D to vaizdo, kad gal tada
pasiliksiu su 5, bet fiziškai man truputėlį jau buvo sunkiau siuvinėti, taip kad padėsiu pailsėti kuriam laikui, ne per daugiausiai tikiuosi, vis tiek šį mėnesį noriu pabaigti bent jau tą spalvą, pabaigti siuvinėti ir pasižiūrėsim, kaip eisis. O šiandieną mes keletą siuvinėtojų nusprendėm nuvažiuoti į siuvinėjimo parduotuvę. Ten žiūrint nuo koks mašinų kamštis bus, tai gal mums iki 50 minučių bus važiuoti. Aš ten nesu buvusi, vis norėjau aplankyti, bet kažkaip vis nerasdom laiko, tai nusprendėm va taip susėsti ir nuvažiuoti kartu. Vadinasi Color and Cotton. Kažkada Needlework galerijoje ten, nežinau, prieš 3-4 kiek metus, kai jos tos moteris buvo savo kambarėlį turėjusis tenais, tai ten, man atrodo, 3 kartų moteris nusprendė dažyti medžiagas ir siūlus, o dabar jos turi savo tikrą parduotuvę, kur gali nueiti ir pasirinkti, ir ten, aišku, turi ir visokiausių ten schemų ir taip toliau. Ir pasižiūrėsiu, kaip ten viskas atrodo, lyg tai ten nėra labai siaubingai daug vietos, daug žmonių, bet jeigu išeis, tai aš ten pafilmuosiu jums, man irgi ten taip įdomu, ką aš mačiusi per nuotrauką, tarp nuotraukų ir taip toliau. Susirinkau irgi sąrašėlį vėl, ką noriu ieškoti toj parduotuviai, grindai pasižiūrėti. Ten schemų tai man jau tikrai nereikia, nebent kažkas taip staigiai kris į akį, kad negaliu. Tai pagrindę žiūrėsiu medžiagų ir siūlų, gal ir pakaitalų tiesiog vietoj tenais Weeks Day Wars ar kažką tokio, nes jos turi ten labai daug įvairiausių ranko dažymų siūlų ir aišku medžiagų. Taip kad pasižiūrėsim, ką aš tenais įsigysiu, bet jau reikia eiti ruoštis. O grįžusi papasakosiu gal apie tai ir nuspręsiu tada, ką aš galiu pasimti, kol šitas darbelis ilsisi, nes tikrai nesinori man jo atidėti ir norisi pilnai ir išsiuvinėti, apibrėžti tą uodegą, pavyzdžiui, čia ir taip toliau, ar ne? Labai gražiai gaunasi ir susitiksim po sekundės. Na ką, grįžau iš tos vakar jau parduotuvės, mes važiavom 3 vienoj mašinai ir susitikom su 4 tenais, nes jos vyras ten netoli turėjo pas daktarus važiuoti. Tai iš pradžių, kurį laiką mes turėjom parduotuvę patalpas, kaip sakant, vien tik savo, jokių kitų apsipirkinėtojų nebuvo. Po to, kai pradėjau plūsti link pabaigos, tai mes nusprendėm, kad geriau jau nežintis iš ten, nes patalpa šiaip gan nedidelė, bet buvo daug ko žiūrėti, daug ko turbūt net nepastebėjau, neturėjom kada tiesiog per tas kelias valandas visko išžiūrėti. Aš po šito klipo įdėsiu trumpą video, ten rašiau ir keletą nuotraukų padariau su jų leidimu, aišku, ir buvo labai įdomu, žinokit, vieną tą sieną, kur grinai čia tų dažytojų Color and Cotton vadinasi 3 moterys, kaip čia, močiutė, mama ir dukra liktai užsiima visu tuo bizniu ir ten vieną sieną tai taip po truputėlį, kur keičiasi tiesiog atspalviai, visą sieną taip būtų fainai buvę pasėdėti ir pažaisti, kaip sakant, pasirenkat visas tos atspalvius, nes nėra tokių ryškių, kad būtų ten tik tai tokia ir tokia, bet tarp jų ten daug yra tokių atspalvių ir jeigu kada norėsiu ką pakeisti dizaine ar kaip ten, tikrai bus ką man pasigrožėti, nes grinai pagal spalvas, ten ne pagal numerius, kaip pavyzdžiui tenais Weeks Day Works būna, ar kiti, ar pavadinimus, bet grinai pagal spalvas. Tai visa ta siena tiesiog buvo taip įdomu žiūrėti ir taip medžiagų jį irgi taip pat dažo, bet pasirodo, kur ieškoju, kad būtų cielas tas jardas vadinamasis, tai tokio neutralaus atspalvio, pavyzdžiui, kaip šito,
Tai jie tenais neturėjo jos, turbūt geriau sakyti, 2 darbuotojos buvo, o šeimininkės ten dažo, žodžiu, viską. Ir ten labai daug užsakymų internetu gauna ir turbūt vien tokios neutralios spalvos, tai dėl to pas jos parduotuvė nebuvo, tai turbūt turėsiu užsisakyti internetu, kad tikrai turėčiau arba pasimti tenais, jeigu kada vėl važiuosiu, ar kad man atsiųstų. Tai nusprendžiau vis dėlto nusipirkti ketvirtį tokią grinai labai neutralią. Pas jūs iš vis dabar spalvos yra daug tamsesnės kažkaip, tai nors ryški diena yra, gal dėl to, nežinau, nes čia tikrai nėra tokia tamsia, o čia nėra tokia stipriai mėlyna, labai tokia graži mėlyna šviesi spalva gaunasi šitos medžiagos. Žodžiu, nusprendžiau pasimti tokį, sakau, vis tiek nieko blogo nebus, čia nors ketvirtadalis yra, bet pagal tai galėsiu dabar ir užsisakinėti, jeigu norėsiu pilną kokiems sampleriams, tiems vadinamiesiems, ar kaip medžiagą. Tokia labai neutrali. Taip pat nusipirkau šitą Isla vadinasi spalva, sakau, jums kažkaip taip stipriai gaunasi tamsu. Tai šitam dizainui viena iš tų siuvinėtojų man davė, tai čia grinai siuvinėtojams tokį blokas gausis irgi, man atrodo, liktai nemažas. Aišku, šito jau nėra su užrašais, bet turiu schemą ir galėsiu pasidaryti. Ir dėl to prisipirkau siūlų, nes nebuvo kada man grinai lyginti ten su vietiniu dažytoju ten siūlais, kad panašiai būtų, tai ėmiau keliems dizainams, tai šitai Hands-On ir kitam grinai va tokių Classic Color Works ten jie turi ir Weeks Dye Works turi tokių siūlų. Tai susipirkau dviejoms schemoms grinai ir man atrodo, čia ir mano dukrai tiks, jeigu jinai ten nori su siuvimu užsiminėti, tai labai liuks sukaišioti adatas. Ir toliau čianais dar vienam tokiam dizainiukui, irgi tokia neutrali, gražiai pilkšva spalva kaunasi, virš mėnulio tipo vadinasi, 32 kaunto, tai čia grinai 3 skirtingų rūšių dydžių numerių medžiagos. Ir jie turėjo kažkiek ten, aišku, adatų, tai viena iš geresnių šiaip vadinama, nors kiti dėl politikos jau jų nenaudoja, tai Peacemakers vadinasi, čia 26 tokia standartinė dydžio galvutė. Ir nusipirkau vašką, grinai bičių vaškas, va čia toksai pardavinėja už Yarn 3. Tai gerai šilkiniams siūlams ten viską naudoti ir be dažų visko ir nesimaišo ir kai naudoji, man atrodo, krainikas šitas irgi gan neblogai būtų. Bet taip pat jie turėjo tokį įdomų dalyką, tipo atrodo kaip koks balzamas, bet žinokit, kvepia kaip skaniai, tai kiek čia, nežinau, kainavo, čia rašo, kad atsiai 12. Bet vadinasi siūlo blizgesys ir lavandų kvapas grinai yra. Ir kad taip ir pablizgėtų, tai toks labai labai skanus kvapas. Sakiau, pabandysiu tokį įdomų padaryti. Tik dabar reikia sužinoti, ar saugu ant šilkų ir ten tokių siūlų naudoti, ar kaip, bet va tokią lavandų gavau. Tai labai buvau patenkinta, kad jokios schemos nenusipirkau, nors irgi knietėjo tiesiog nagus pasižiūrėti tarp tų visų daiktų. Ten dėžučių tiesiog pilna visur buvo, bet nieko neėmiau, pagrindė žiūrėjau į medžiagas ir į siūlus ir labai linksmai praleidom laiką tenais, tai nežinau, kada kitas iki išeitų nuvažiuoti. Irgi taip turbūt susimestume, nes ten nėra daug kur pastatyti mašinų ir labai įtemptas būna mašinų kamštis visą tą kelią per patį St. Louisą tenais. Tai va, tai dabar tada aš visą tai sudėsiu, padėsiu, kur reikia. Ir jums įdėsiu mažą klipą iš tos parduotuvės,
su po to keletą ten nuotraukų ir grįšim tada pasižiūrėti apie mano siuvinėjimą. Na ir nusprendžiau išsitraukti savo arbatinį drakoniuką iš serijos, iš Nadžeždos Kazarinos, kur 4 kažkada buvau nusipirkusi, nežinau, ar dabar jau jinai pardavinėja, ar buvo prasitęsusi tas autorinės teisės, ar ne. Bet šitas yra mano antrasis iš eilės, kurį siuvinėju. Ir mano noras yra iki metų pabaigos jį pabaigti. Tai saga rodo, kad turiu tik tai truputėlį mažiau negu 10 000 kryžiukų likusių jam ir tai, kaip matote, labai daug bus ir tų apvadėlių, ir tų biesų, ir su vienu, ir su 2 siūlais. Taip pat kryžiukai buvo liktai čianais dar kažkur, kad man atrodo, čia netgi ir kitas pusės viršutinę reikėjo dėti, ar ten buvo viena koja vienu siūlu, kita kitu, jau dabar to nepamenu. Bet žinau, kad labai buvo čianais maišalinė man, ypač tose garuose. Ir matote, kiek daug kiekvienas žvynelis tiesiog to drakoniuko buvo pažymimas. Ir bitė jau, man atrodo, irgi jau pilnai pabaigta. Mini tokių buvo irgi apvedžiojimų. Tai nežinau, kiek man išeis pasiuvinėti, bet aš eisiu kažkiek toliau, pabandysiu pasiuvinėti kokią teritoriją, nes čia toks padukas bus. Ir po to jau paimsiu biesą tą ir išpildyti, nes tikrai labai daug to apvedžiojimo bus ir nesinori palikti tikrai nieko jau link pabaigos, nes tada tikrai turbūt plaukus visus pradėčiau rauti, tiek daug daryti. Nors man atrodo, kai jau čia pasibaigs, čia tie visi biesai labai daug bus šitoj vietoj, tai žemiau bus jau truputėlį mažiau, tai gal atsipūsiu nors kiek. Bet noriu jau jį tęsti. Siūlus va čia dabar taip pasimetę yra 2 tokios rūšiuoklės po 30 ir truputėlį va čia yra. Ir pasižiūrėsim, kiek man išeis pasiuvinėti, kol aš sustosiu, nes tik ant juodos medžiagos, man atrodo, čia yra 32 kaunto, reikės dar pasitikrinti. Grinai juoda medžiaga, linas liktais. Ir aišku, akims irgi ne per lengviausia, bet aš ten pasidedu baltą popierių, taip pat kaip aš lempą padedu, būna va šitaip daugiau, o ne ten tiesiai, žodžiu. Pasižiūrėsim, kiek man gausis, bet kol kas labai jisai man patinka ir tikrai norisi iki metų pabaigos, jeigu ne anksčiau jį pabaigti. Taigi, pagaliau pasiuvinėjau, daugiau šiaip dienų užtrukau, nes kai kurios dienos buvo ten vos tik tai 100 galėdavau padaryti. Ir kai paskaičiavau, kad jeigu, pavyzdžiui, dabar, kai pradėjau gegužės mėnesį, jeigu noriu pabaigti iki lapkričio pabaigos, tai arba ten gruodžio pradžios pačios, tai man kiekvieną mėnesį reikia išsiuvinėti dabar kas mėnesį apie 1430, taip 30 ar kiek ten tų kryželių. Ir užtat stengiausi iki bent jau to minimumo padaryti, bet kadangi jau buvau pradėjusi šitą paduką, tai čia man greičiau jau ėjusi, nes didesnės vietos vienu atspalviu siuvinėjimus. Ir jau matote, kad padukas jau tikrai jau ryškėja, jau, kaip ten, ne akis vadinasi, paduko šitas va. Aselė, ar kaip, jau pamirštu lietuviškos žodžius, rankena, jau matosi kažkiek truputėlį, jau ir drakoniuko čianais dar yra. Ir šitas va bus apvedžiojimas visas irgi tuo apibrėžimu. Kažkaip man kamera dabar, nežinau, kažkas atsitiko, ar per baltą, nes lempą taip arti pritraukiau. Bet jau drakoniukų jau tie nagai čianais, pirštai visi tie jau yra, matosi, reikės irgi juos apibrėžti ir čia. Ir jau galim pasakyti, kad čia kažkokia tokia gelsva arbata, arba gal su pienu, gal truputėlį pamaišyta, pasaldinta, ar kokia nors geltona arbata.
Ir kai visą tai jau pasiuvinėjau, po to nusprendžiau pasiimti vakar ir pradėti apibrėžimus visus tos daryti, nes, kaip žinote, labai daug tų visų yra ir su vienu ir du siūlu, tai kol kas dabar dariau tik tai su vienu siūlu, bandžiau maždaug šitoj teritorijoje jau čia pasiuvinėti ir pasirodo, kad bitutė irgi pilnai nebuvo užbaigta apibrėžti, tai su to vienu siūlu ir ją užbaigiau grinai ir taip po truputėlį va čia ėjau į šitas vietas, bet tikrai viskas daug tamsiau yra negu jums matosi kameroj ir ryškiau kažkaip, nežinau, reikės pavalyti, man atrodo, kamerą. Taip kad gal kitą sykį jau tada persuksiu visą tuos tempimus ir pasislėps, gal jau kažkiek ir drakoniukas, bet kai kuriuos siūlus jau simbolius jau galėjau išimti iš naudojimo, o kai kurių ten liko, pavyzdžiui, čia nais kur nors žemiau paduko, ten kokie 5 dygsniukai ir tada jau galėsiu pilnai užbaiginėti, bet jau po truputėlį slenku, jau perėjau 50, kiek tenais 1 gal procentą, ar truputėlį daugiau, bet žodžiu jau vidurkis padarytas ir jau po truputėlį einu toliau, čia dar aišku bus lėkštutė, bet neturėtų būti tiek daug apie brėžinėjimo kiekvieno čia, kai buvo žvynelio ir man tai labai patinka, bus greičiau, man atrodo, eisis darbas. Vien tik tai dygsniukais, nes apibrėžiant aš stengiuosi gerai patempti ir tą siūlą, ir perdurti, ir taip atsargiau su juo siuvinėti. Tai tiek, kol kas tikiuosi vėl pasimatyti su šitu gražuoliu ar gražuole jau kitą mėnesį, o dabar parodysiu jums, ką aš sekantį pasiimu. O sekantis vėl grįžtu, reiškia, prie savo tylaus skrydžio, nes aš šito minimumą nesu šį mėnesį padariusi ir man atrodo, man reikia dar apie 800 kryželių. Ir kadangi viskas kryželiais pabaigta, nes vien tik tai erelis buvo juos siuvinėjimas, tai reiškia, man apie 1600 mažiausiai reikės padaryti tų pisinių. Ir kadangi savo drakoniuką taip daug labai nesiuvinėjau kiekvieną dieną, tai man ranka prailsėjo. Tai su tais tempimais, kur reikės ten 5 siūlus ištraukti, tenais pusiniais tai siuvinėti, jau galėsiu vėl tuo užsiimti ir tikiuosi pamatysite geresnį jo vaizdą, daugiau papildytą. Eisiu dabar, kai baigsiu rašinėti šitą, bėgsiu krauti tą štašę, važiuoju į siuvinėtojų mūsų susėjimą, vos ne kas savaitinis, kur gaunasi. Ir imuosi šitą su savim. Aišku, tiek daug neišeis pasiuvinėti, kaip pavyzdžiui būčiau namie, nes ten vis tiek ir paplepam, ir atsigeriam, ir pasižiūrim, kas ką tenais toliau siuvinėja ar užbaiginėja, bet vis tiek jau išeis kažkiek dabar pasiuvinėti. Ir nežinau, kiek čia man laiko truks jį toliau pildyti, arba gal toliau pasiuvinėsiu jau daugiau negu minimumą, jeigu ranka neskaudės ir norėsis man toliau taip varyti. Bet kol kas štai kaip atrodo ir tikiuosi jums po sekundės matysis didesnis jau gabaliukas. Taigi, siuvinėjau, nežinau, kiek čia gavosi, 10-12 dienų, tai beveik 2 savaitės. Iš viso šį mėnesį, gegužės mėnesį, pasidėjau prie savo tylaus skrydžio Dimensions ir atrodo, kad taip nedaug pasiuvinėjusi, bet nemažai gavosi, virš 5000 išsiuvinėjau, bet pasižiūrėdavau kartais į sagą, tai kartais kokią dieną buvo tik tai virš 100 kryželių, tai reiškia apie 200 tik tai sugebėjau pasiuvinėti per dieną, bet tai nieko tokio. Ir pasižiūrėkim truputėlį. Čia dar yra keletą tuščių langelių palikta, nes ta pati spalva bus čia kažkur tai truputėlį, tai nenorėjau ten ištraukti ir padėti siūlą, tai galvoju, kai pasieksiu šitą vietovę, tada galėsiu ir čia pasiuvinėti. Ir aišku, dar truputėlį liko man apipavidalinti tą uodegą, bet šiaip ką siuvinėjau, tai čia, kur yra vanduo su žalymeta ir buvo 3, 4 ir 5 siūlai naudojami.
pavyzdžiui, kur reikalavo 4 siūlų, aš paimdavau pilnus 2 ilgus ir per pusę perlenkdavau ir taip siuvinėjau, tai man lengviau buvo ištraukti adatą per medžiagą. Ir kadangi aš dar plus pagrindė siuvinėjau tik su viena ranka, nes mano dešinė ranka tai vėl truputėlį man sako, kad geriau manęs per daug nenaudok, nes aš dar pilnai nesugijau. Ir greitai jau bus, jau dabar apie 11 mėnesių praėjo ir kai pradedi daugiau naudoti, įtempi tą riešą, tai po to pradeda taip dilgčioti tiesiog, tvankčioti. Tai stengiausi pagrindė su viena ranka siuvinėti ir irgi nebuvo lengva pastoviai sugriebus traukti ten, galima sakyti, 10 siūlų kartu, bet tai gerai, kad adata yra storesnė. Tai ką siuvinėjau, taip iš pradžių paėmiau tokius rusvesnius atspalvius ir kas man patinka, kad čia yra, kadangi blendais tas maišyti 2 skirtingi siūlai, tai toksai murzinesnis vanduo atrodo kaip rankų dažym kokie siūlai būtų ir taip gražiau atrodo ir labai sunkiai nebuvo, kaip matote, čia daug spalvų nėra pasikeitimų. Ir siuvinėjau taip, po to paėmiau, taip po truputėlį slinkau žemyn, pasiėmiau tas žalius atspalvius, tą žalumą tam, irgi taip po truputėlį ėjau ir galvoju, kodėl čia, kad taip kažkaip tai man labai tamsiai viskas gaunasi, bet tada, kai išsitraukiau jau geltonus tos siūlus, kur yra kaip ir saulės atsispindėjimas čia vandenyje, tai iš karto pasikeitė visas tas apatinis vaizdas. Ir ėjau po truputėlį žemyn, tai čia man atrodo dar maždaug 4 dygsniai bus ir tada jau bus pati apačia, tai beveik jau priėjau prie apatinės dalies, bet aišku, čia dar daug man išsiuvinėti, tai nepilnai 6000 man atrodo yra likę, tai šiaip būtų galima, jeigu taip norėčiau, dar pasiuvinėti taip gerai keletą savaičių ir turbūt gal ir pabaigčiau, bet kadangi mano noras buvo iki metų pabaigos, tai jeigu per 2 mėnesius taip po truputėlį pasiuvinėsiu, tai galim sakyti, iki rugsėjo mėnesio man turėtų čia jau pasibaigti šitas darbelis. Nebent koks kitas darbelis taip mane įtrauks, kad temps link pabaigos ar kažkaip panašiai, bet tikrai žinau, kad jau neturėtų būti sunku iki metų pabaigos man jį pabaigti. Ir kadangi čia viskas taip pusiniais grinai yra, tik tiek, kad sakau, su tuo ištraukimu, taip sugriebimu tos adatos, taip stipriai laikant, reikia traukti, tai truputėlį stengiuosi nepervarginti mano vienintelę, kaip sakant, ranko ir jos riešą. Tai štai kaip atrodo mano erelis ir būtinai jį išsitrauksiu toliau jau birželio mėnesį. Nors nežinau, kiek aš laiko turėsiu jį viską siuvinėti, nes geresni orai jau yra vasarinės atostogos ir aplink namus dar daugiau atsiranda darbų, tuštinant po truputėlį, atsikratant daiktų ir peržiūrint ir apdailint namus. Tai va, kiek dabar yra ir tada parodysiu, ką aš dar buvau pasiemusi siuvinėti. Ir štai ką aš dar siuvinėjau, kur pagrindė šį mėnesį po truputėlį pasiimdavau į savo siuvinėtojų tą grupę susiėjimus, maždaug kas savaitę. Ir po to namuose dar taip keletą dienų paskutiniųjų taip truputėlį daugiau pasiuvinėjau. Tai čia yra, priminsiu, bus tokia kaip ir uoga ant 40 kaunto šilko medžiagos, kur labai didelis skylės ir netgi su tokiom didelėm skylėm ir tokių plonų šilkinių siūlų medžiagos aš netgi sugebėdavau irgi karts nuo karto vis pradurti tą siūliuką. Bet aš siuvinėju pusiniu ir su vienu siūlu, aišku, ir naudoju kaip ir krepšio techniką, kur eini, kaip sakant, taip zigzagais ir šokinėji, ne kad va iš eilės, bet gale taip labai gerai užsipildau ir netgi man taip lengviau tiesiog arba pradėti, pritaisyti siūlą, arba pradėti, arba užbaigti. Kažkaip mano kamera nesinori tiesiog turėti fokusą visiškai, va.
reikės, jau telefonas turbūt sensta. Bet aš po truputėlį taip siuvinėdavau, nes kas likę, tai pagrindė tą vieną spalvą, tą vandenį pildau ir kadangi ten yra ta Gentle Arts, tas rankų dažymo tokie siūlai, kur pasikeičia spalvos, tai nenorėjau, kad grinai būtų linija. Nu, aišku, ten ne visur išeidavo, bet pabandydavau nelygiais kraštais tokius užpildyti. Ir po truputėlį einu, bet reikia jau man naudoti stipresnius tuos padidinamus akinius, kad geriau įsižiūrėti į šitą darbelį. Irgi, kad per daug akis nepavargtų, tai vis po truputėlį padarau ir ką nors kitką einu daryti, nes tokiu atstumu, aišku, ten aš labai arti dar būdavau, kad nereikėtų per daug akis įtempti, bet ypač kur yra tie tokie paprasti kryžiukai per du, kad nepraleišiu ten netyčia kur nors vieno to dygsniuko, o po to reikės vėl užtaisyti ir ieškoti ir taip toliau. Tai nežinau, kada aš jį pabaigsiu, bet kas likę, tai pagrindė, kur čia yra, taip ir aplinkui užpildyti. Viskas rėmuose šituose turės tilpti. Ir gal iki metų pabaigos sugebėčiau netgi pilnai užbaigti ją kaip uogą. Bet tai dar medalionas tas čianais bus likęs padaryti ir tada tik tai, kai pradėsiu jį, tada aš tik tai iškirpsiu tą galinę medžiagą, tą kanvą. O šiaip šiandien yra 27 gegužės mėnesio ir mums rankdarbių mylėtojams tai liūdna diena, nes šiandieną yra paskutinė diena ir jau rytoj pilnai bus užsidariusi Joann's parduotuvė, pagrindė anksčiau vadydavosi Joann's medžiagos. Ir ten visko buvo rankdarbiams ir ten dažniausiai aš pirkdavausi ir DMC siūlus, nes būdavo ir su nuolaidų tie čekiukai, kaip vadinam jį, kaip ten, ir medžiagų ten daug buvo ir galima siuvinėjimui, ne kad kaip būtų Evai ar kažkas panašiai, bet šiaip siuvinėjimui tokiems nekryžiukams daugiau siuvinėti ir aišku, visko ten pilna buvo rankdarbių mylėtojams tikrai. Ir kai jau pranešė, kad bankrutuoja ta kompanija ir nuo to laiko aš ten apsipirkau, nežinau kiek čia, 3-4 kartus ir dar neiškraušiu, visko ištašiu. Tai prieš savaitę buvau nuvažiavusi su dukra ir jos drauge, nes buvo kaip ir gimtadieninio dovana draugiai, buvo jai pačiai leisti išsirinkti mezgimui siūlus su kokiais ten virbalais arba jeigu nori verti bašeliu nerti, tai kad galėjau išsirinkti, nes buvo neblogos nuolaidos iš to, kas buvo likę. Ir aš irgi savo kai ką prisipirkau ir iš siūlų, pavyzdžiui, DMC, tai nebuvo labai didelio pasirinkimo, ten keleto atspalvių pagrindė buvo, bet daug ir šiandieną nuėjau, kaip sakant, apverkti ir paskutinį sykį pereiti per parduotuvę, pasižiūrėti, kaip viskas atrodo, nes jau bus uždaryta. Ir tiesiog tiek daug prisiminimų užplūdo ir kiek aš dažnai tenais bėgdavau, ta prasme važiuodavau, bet visiems mums rankdarbių mylėtojams tai tikrai yra labai liūdna žinia, nes tikrai buvo daugiau įkainuojamos kainos ten. Ir ne tik tai, visko, ką norėjai rankdarbiams ten buvo ir maisto taip pat tenais maišiukai visokiausi, ten saldumynams darant ir formos, ir popieriai, ir tie karoliukų visokiausi buvo, papuošimų ten norint daryti ir žodžiu daug ko ir gaila, kad taip užsidaro. Tai aš įdėsiu tokį pavaikštinėjimo video ir nežinau, ar atskirai, ar irgi čia pridėsiu prie šio video mėnesio apžvalgos, ką prisipirkau. Reikėjo išsileisti, nes buvo tikrai gan neblogos nuolaidos. Ir šiandieną taip pat dar buvo kažkiek tai daiktų ir, pavyzdžiui, medžiagos, tai ten jau turėjai visą ruloną, kiek buvo likę, tiek ir nusipirkti, bet daug jų netgi 90% nuolaidos buvo. Tai aš prisipirkau,
ką tik sugebėjau, ką galvojau, kad gal reikėtų man ateičiai ir savo netradiciniam siuvinėjimui ten, ką aš planuoju daryti, gal ką išeis panaudoti, žodžiu, pamatysit irgi, bet vat gaila, kad taip užsidarinėja tokios parduotuvės ir ta parduotuvė tai tikrai jau daug metų buvo rankdarbio mylėtojams, hobių, tai buvo labai daug metų naudojimo ir tikimės, kad kitos kelios, kurios išlikusios per visą šalį, kad neužsidarys irgi taip pat nebankrutuos. Tai va, ir pasižiūrėsim dabar už sekundės, ką aš žadu išsitraukti sekantį iki mėnesio pabaigos. Ir jeigu jūs matėte mano pereitų keletą metų video, tai turbūt jau žinote, apie kokią darbelį aš kalbu, kurį aš imu mėnesio pabaigoje. Taip kad už sekundės pamatysit, ką planuoju toliau siuvinėti. Na ir turbūt jau gal atspėjote, susipratote, jeigu žiūrėjote ankstesnius mano video, kad tai yra mano mergina vaiduoklis, mano pats didžiausias darbelis, nemokama schema Anayake iš VK grupės. Ir štai kaip turiu, primenu, siuvinėju ant 25 kaunto Lukojas medžiagos, nieko nesižymiu, turėjau va tokią popierinį juostelę, kur su magnetukais pritaisau ir keliauju ir po truputėlį pildau, bet pati jau nebesižymiu, čia yra tokios geltonos linijos, kur maždaug ten per 2 eina, tai jau aš kaip ir lengvai susigaudau, kur yra kampas kvadratėlio 10x10, tai nieko nereikia man žymėtis. Na ir kaip matote, aš esu vaiduoklės jau veidą pilnai išsiuvinėjusi. Tai kas liko, tai kaip matome pagal pagrindinę veikėją, kad jų plaukai beveik baigti išsiuvinėti ant vaiduoklės. Ten aišku reikės užpildyti ir po to bus, kaip sakant, ta tokia nuobodi siena, o kaip čia viskas buvo. Ir ką matote, tai ten truputėlį pasislepia po viršum rėmo. Tai turiu dabar 35,9%, taip kad 1% man ilgai keliauja. Ir pusiniais toliau aš pildysiu čionais. Aišku, schema nėra pati lengviausia, nes nebuvo valyta, kaip sakant, tai ir vienetukų daug pasidaro, bet pagrindas, kai buvo, tai sunkiausia, aišku, kur daugiau detalių, nes, pavyzdžiui, šitas durgelis, tai tiesiog vos ne kaip Dimensions gavosi toks iškilus, kaip prisilieti. Tas pats, kaip pavyzdžiui, čia tie metaliniai tokie iešmai, kur šukuoseną laiko, ar ne, kur ten 1-2 dygsneliai arba 3 ir, kaip sakant, baigėsi tas siūlas, tai reikia kitą imti, vėl toliau pildyti, žodžiu. Šitame labai daug aš laiko praleidau, bet koks kaip gražiai ant vaiduoklės geriau matosi, nes netgi čia tas vyzdys yra ir šviesa, kur atsispindi, negu, pavyzdžiui, originale, nes čia taip daugiau yra suspausta. Ir aišku, kamera visą laiką daugiau prašviečia, kur medžiaga yra po tamsiais. Ir gal, kai išsiplaus irgi truputėlį susitrauks gal medžiaga, bet aišku, visą tai turiu žiūrėti iš toliau. Bet štai kaip mano vaizdas atrodo ir iki metų pabaigos man buvo tikslas pabaigti siuvinėti šitą trečdalį šitos visos eilutės, kiek tik įmanoma, nuo viršutinio iki apatinio rėmo. Ir man atrodo, tikrai aš esu truputėlį pasistumusi priekį ir kadangi dar čionais nebus labai daug taip sunkumų, kai reikėjo stebėti, kad nesumaišytum ten, kur oda, kur suknelė pati arba ten diržas, tai turėtų būti man dar lengviau, bet aš per daug neskubėsiu, taip atsipalaiduojant, pasiuvinėju, ką nors einu padaryti reikia, ką pasiuvinėju ir taip toliau, tai nėra man, kad kaip žaidžiau tose žaidimuose ir mūšiuose, kur reikėjo kuo greičiau daug išsiuvinėti, nes vis dėlto su viena ranka vėl siuvinėsiu pagrindė ir taip po truputėlį augs visas tai ir pabūsiu su jomis tai iki pačio mėnesio pabaigos ir tada jums parodysiu, kiek man išėjo padaryti. Ir štai kiek jau padariau.
Tai siuvinėjau iki 30 dienos, paskutinį mėnesio dieną aš kai ką kitą paėmiau, tuoj pasakysiu daugiau apie tai. Bet manau, matosi, kur jos visi plaukai jau pasibaigė yra ir po to, kaip sakant, tą sieną pradėjau siuvinėti. Kai kurie atspalviai čia buvo, bet jau dabar maždaug iki čia taip keliaus vienas tik tai simbolis, man atrodo, tenais miksiukas toksai gaunasi maišytas atspalvis ir po to jau tenais vėl bus pamaišymų, bet kaip matote, atrodo tiek nedaug liko, o dar tik tai bus, gal šitą spėsiu padaryti per birželio mėnesį ir labai mažai bus likę kito metų galo jau siuvinėjimui, tai gal nežinau, ar čia sustosiu ir paliksiu iki naujų metų kitą eilutę pradėti, ar jau pradėsiu toliau kitoje eilutėje. Nežinau tiksliai, dar nesugalvoju, bet štai kaip mano mergina atrodo. Ir matote, irgi ėjau maždaug iki šitos linijos šiandien taip apytiksliai. Taigi, o paskutinę dieną aš toj parodysiu, ką buvau pasiėmusi siuvinėti, nes buvo toks susiėjimas, kaip sakant, suvažiavimas, nors ta moteris, viena iš siuvinėtojų gyvena maždaug 40 minučių piečiau nuo mūsų, jinai pastoviai atvažinėja, galim sakyti, kaimo vidury laukų gyvena ir jinai su vyru buvo. Dar yra, kaip sakant, bet jau kaip ir ruošiasi išeiti į pensiją, jie buvo aukciono organizatoriai, turėjo tokią kaip ir biznį ir jiems patinka senoviniai irgi daiktai. Tai ta siuvinėtoja mums darė tokį kaip ir namų turą, pavaikščiojom, jinai rodė daiktus, vairiausius kelių daiktų, tai aš niekad anksčiau nebuvau tiesiog mačiusi. Ir aš pridėsiu video, man leido ten pafilmuoti ir šito video pabaigoje mano galėsite irgi pamatyti, ko tik tai nebuvo ir keletą, aišku, daiktų aš irgi atpažinau ir buvo labai taip, tiesiog įėjau į vieną iš tų kaip ir garažas, ne garažas tenais ir toks kvapas padvelkė, kad priminė man tiesiog kaip pas senelius buvau kaime ir įeidavau į jų ten garažą, ten rankdarbius, kur ten ne rankdarbiai, bet įrankiai buvo sudėti kaime tenais, toks grinai, toks pat kvapas, taip man tiesiog priminė vaikystę visą ir kiek keletą tų daiktų, tai aš visą tai parodysiu čia jau pabaigoje ir aš buvau pasiėmusi vieną tokį darbelį, toj parodysiu, ką ten siuvinėjom, bet nors diena buvo gan karšta, bet mieste jautėsi tiesiog didesnis karštis, o tenais kaip ir kaime vidury laukų, ten medžiai buvo ir vėjas toks vėsesnis buvo ir toks nuostabus oras, grinai pasitaikė, mes aišku ten buvome po stogeliu ir buvom atsivežę ten užkandžius, bet tai toksai prudelis buvo, ten dideli paukščiai skraidė aplinkui ir gervė netgi buvo, ten fontaniukė pabuvojusi ir ten vištų jie ten turi su gaidžiu, žodžiu. Grinai kaip ir kaimo išvažiavus pailsėti buvo toks laikas. Tos 5 valandos pralėkė super greitai ir turėjom važiuoti atgal namo. Bet sakau, labai fainai patiko, mus ten vėl kvietė, kad jeigu nori vyrai žuvauti tam prūdelėje. Bet aš buvau pasiėmus vieną darbelį ir pasižiūrėkime, ką aš prie jo padariau. Na, o tam susiėjimui, piknikui, tai aš buvau pasiėmusi šitą Dimensions schemą. Jinai buvo iš Chart and Charms, bet aš jo neturėjau originalo, nes jau labai senai jinai yra išimta iš prekybos, taip kad susiradau internete schemą, atsispausdinau ir radau taip pat saugos variantą, nežinau, ar ten tikslus ar ne, bet kol kas, ką aš pasiuvinėjau, tai bent ten 2 procentus ar kiek aš vieną dieną buvau siuvinėjus praeitais metais, tai liktai viskas buvo gerai. Bet kai išsitraukiau ją pasiuvinėti, aš atradau didelę klaidą ir nors biškį keikiausi ant savęs, bet nusprendžiau nepalikti šito darbo ir patvarkyti. Pasirodo, visą tą, ką aš buvau išsiuvinėjusi čia, kur saulės šviesa krenta per vandenį,
tuo pusinukai su vienu siūlu aš buvau išsiuvinėjusi į šitą pusę. Nu, kaip mano būna apatinės kryžiuko gabaliukas arba ten, kai pusiniais reikia siuvinėti, aš dažniausiai taip ir siuvinėju. Bet kai jau buvau pasiruošusi įsitraukti adatos siūlų toliau siuvinėti, pastebėjau, kad bent jau sagoje man rodo, kad tie pusiniai yra į šitą pusę, atvirkščiai. Tai pagalvojau, taip tikrai kažkaip tai daugiau suprantama, nes saulės spinduliai taip pat krenta, o ne va šitaip. Ir gal taip būtų lygiau, geriau atrodytų. Taip kad turėjau viską po biškį ardyti, visą tą, ką čia turėjau maždaug, ir iš naujo pasiuvinėjau ir po to grįžusi namo irgi truputėlį dar pridėjau. Ir štai kaip dabar yra. Galim sakyti, pasiekiau irgi virš 2%, tai galim sakyti, dasivijau iki to, ką buvau anksčiau pasiuvinėjusi, bet jau čia gal matosi dar kai kur skylės dar likusios, kad buvau viską ištraukusi. Bet gerai, kad čia yra DMC siūlai nurodyti, taip kad nereikėjo man pergyventi, ar čia Dimension siūlų užteks, neužteks. Bet aš tik tai vieną simbolį čia pasiuvinėjau, tuos visus tarpus tenais tarp jų neėjau, ten tik tai šitų, nes čia, kad tuščia vieta, kad ir būtų tuščia vieta. Ir kai paėjau iki žemiau, aš nusprendžiau tada nesitęsti toliau, kai buvo viskas padaryta, bet kažką kitaip padaryti. Ir va čia va matosi, kur jos veidas, tai maždaug čia nais va turėtų būti. Tai man bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų atrodys jos veidas, nes aišku, čia atspausdinta ne labai gera kokybė, bet jau keletą atspalvių čia padariau. Ir man atrodo, toliau po to gal čia nais irgi tęsiu, nežinau, kada aš ją vėl pasiimsiu, bet maniau, kad neblogas toks darbelis, neštis daug vietos neužima, nei rėmas sunkus, nei ką. Ir kai reikės kur nors keliauti vėl siuvinėti, gal visai nieko tokį būtų pasiimti ir toliau taip eiti. O didelių planų šiemet visiškai jai neturėjau, taip kad nežinau, kada ją vėl išsitrauksiu, nes, galim sakyti, iš naujo buvau pradėjusi, tai praeitų metų tas pradėtukas nieko nesiskaito. Na, o po šito gabaliuko mano, tai tikiuosi pasiliksit pasižiūrėti, kaip tos siuvinėtojos namai yra prikimšti, kaip sakant, visų tų antikinių senovinių daiktų. Ten, man atrodo, kažką jinai buvo minėjus, netgi kelių šimtų metų amžiaus yra daiktai, keletą, kur ten niekad nebuvau mačiusi, irgi gal parašysiu paaiškinimus. Bet prikrauti tikrai namai, nes jie nenorėjo, kad tie daiktai būtų išmetami, susipirkdavo ir užtat mes galėjom pasidairyti, bet nuostabų laiką praleidom tikrai, norisi vėl atgal ten važiuoti ir gal išeis vėl pabuvoti. Taip kad tiek šį kartą, tikiuosi patiko visas šitas video gegužės mėnesio, tikiuosi, kad paspausite nykštį aukštyn, kad esate pasirašę mano ir kitų lietuvaičių kanaluose ir lauksiu komentarų. O dabar sakau visiems ir visoms, iki kito karto, čia buvo Jurgita iš Vidurio Amerikos, visiems sakau ate.